gydytoja Eugenija Gugienė, ji jau buvo ir paminėta čia mūsų kalbose. Ji buvo vienu metu Sveikuolių sąjungos viceprezidentė, dar prieš tai ji buvo Gydytojų sąjungos viceprezidentė, bet, kaip žinome, ten sukasi dideli pinigai farmacijoje ir ji pradėjo šnekėti, kad galima žymiai pigesniais būdais pasveikti, būti sveikam. Todėl tiesiog buvo gražiai paprašyta iš Gydytojų sąjungos vadovybės pasitraukti, nes tai netitinka. Kaip ir mes kartais, mes tikrai labai gerbiam visus gydytojus, skirtingų sričių ir panašiai. Jeigu kartais mes ir kažkaip neigiamai kalbame, tai mes kalbame apie pačią sistemą, kuri, vis dėlto mes drąsiai sakom, ji yra nusikalstama. Tokių pavyzdžių, ką mes girdėjom šiandien, kad galima žmogui sveikai gyventi be tų klaikių pinigų, kuriuos iš visų dar sveikų surenka ir paskui išleidžia lygom gydyti, galima be to būti ir jeigu valstybė to nedaro, ji elgiasi nusikalstamai. Ir aišku, jau nekalbant apie tokius pavyzdžius, kaip ką tik kalbėjo, tai yra vadinamoji, kaip aš įvardiju, natūralioji medicina, kuri taip pat turi žymiai mažesnį šalutinį poveikį ir ji gali daugybę atvejų padėti. Atsiprašau už tokią ilgą įžangą, tai prašom gydytojai Eugenijai, kuri tikrai buvo ypač savo metu toks kaip tiltas tarp tos, sakykime, medicinos ir naujų vėjų sveikatingumo. Prašom. Ačiū. Gerbėmieji, laba diena. Pirmiausia, tai labai didelis ačiū tiems, kurie suorganizavo tą mūsų konferenciją ar pasimatymus, bendravimą, kad mes galim pasidalinti savo patirtim. Ir turbūt pati didžiausia vertybė, nuo ko ir prasidėjo Sveikuolių sąjunga, tai toks gražus, gilus bendravimas. Ir bendravimui padėti pamatai yra tikrai tvirti ir stiprus, nes į šį judėjimą jau atėjo jaunų žmonių, tokių energingų, tokių gyvybingų. Ir aš norėčiau pirmą, ką jau čia be Dainiaus Kepenio, kuris yra, žinoma, kūrėjas tos organizacijos, tai Kriaučiūnienė, Sigita Kriaučiūnienė paminėti, kuri atėjo ir tą organizaciją, buvusią taip jau aktyvę, bet jau truputį silpstančią, pakėlė iki tokio lygio, kad dabar vėl mes visi aktyvūs ir noriai dalyvaujam ir labai noriam bendraujam. Pasirodyk, Sigita. Kadangi čia šiandien yra minima tokios jau žmonės, amžiaus žmonės, ir ta konferencija taip ir pavadinta, tokia vyresnio amžiaus žmonėms, norėčiau pradėti nuo to, kad amžius visada yra siejamas su laiku, o laikas labai ilgai svarstė ir galvoju, kas tai per daiktas yra tas laikas. Laikas yra energija. Energija veikianti vieną kryptim ir patinka mums ar nepatinka susinaikinimo kryptim. Ir tą mes privalom pripažinti. Bet tai nereiškia, kad mums reikia susinaikinti anksčiau, negu leista gamtos. Gamtos leista, kaip žinia, yra daug ir ilgai, iki dabartinių supratimų, bent jau iki 120, o jeigu mes ištempiam 80, tai sako, solidus, gražus amžius nugyventas. Reiškia, laikas yra energija. Dabar šiam periode, kada yra toks jaunystės kultas, kada visa televizija, žiniasklaida ir visa kita kalba tik apie jaunus žmonės, kada per 40 metų įsidarbinti jau yra daugeliui beveik neįmanoma, vis dėlto pradėjo žmonės kažkaip tai nejaukiai jaustis ir prigalvojo labai daug gražių pavadinimų, kaip vadinti vyresnio amžiaus žmonės. Ir taip iš pradžių vadino pensininkai, seniais, paskui jau biškį atsiminė, kad yra gražesnių žodžių, senoliai, o paskui pasiskolino dar ir šitą žodį, kurį šiandien taip dažnai minim. Visi žino, bet kažkaip tai turbūt dėrėtų priminti, kad gamta neturi paslapčių. Ji priima vienodai, bet kurios rasės, įsitikinimų, vertybių žmogų. Ir jeigu mes suvokiam šitą, tai gamtoje yra tik tai žinių lygis. Tik tai žinių lygis. Ir
turbūt visi su manim sutiks, kad gamtoje, kaip ir žmonių visuomenė, nėra nieko blogo, yra tik nepažinti žmonės. O jeigu kalbam, sako, jis blogas žmogus. Jis nėra blogas žmogus, jis yra blogai besielgiantis, taip elgiasi, kad mums nepatinka. Reiškia, bendravimas bet kurį žmogų, bet kokiomis tinkamomis sąlygomis gali atvesti į tą kelią, kuris mums patinka ir iš priešo tapti draugu ir pagalbininku. Lietuvos sveikuolių sąjunga, pradėjusi savo veiklą gana sunkiu laiku, priėjo kokios išvados, kad pirmiausia reikia pasirūpinti kūnu. Tai buvo taip madinga, nes tais laikais apie kokius nors dvasinius dalykus iš viso nebuvo absoliučiai jokios kalbos. Ir pirmas tas buvo etapas toks, gana sėkmingai vykdytas, žinoma, labai stipriai priešinantis visuomeniai. Tai buvo vegetarizmas, tai ne tik vegetarizmas buvo, kliuvo gerokai ir man nuo kolegų. Vėliau mes pradėjom suprasti, kad šito nepakanka, kad žmogus yra integruotas į nematomą pasaulį, į nesuvoktą mums ilgainiui pasaulį. Ir tai jis yra padaręs per energetinę, tai yra sukurtas per energetinę sistemą. Tā vadinama, kaip mes anksčiau vadinom, biolaukų energinę sistemą. Kada mes suvokėm, kad per energinę sistemą galima bendrauti, buvo pradėta kitaip žiūrėti ir į bažnyčios, religijos integraciją. Ir jeigu anksčiau buvo teigiama, kad mokslas su religija nieko bendro negali turėti, tai bažnyčios hierarchai, kurie visais laikais buvo mokyti ir protingi žmonės, aiškiai pastebėjo. Jie pasakė, mokslas yra per jaunas pažinti religiją. Mokslas jau pradėjo bendrauti su religija. Ir dabar ką mes suvokiam? Mes suvokiam, kad kaip viskas šiame pasaulyje nedažniausiai visur laikosi ant 3 pagrindinių tokių pastolių, tai mes supratom, kad dvasinis pasaulis irgi yra besilaikantis ant 3 pagrindinių dalykų, visi kiti yra išvestiniai. Tai yra savitvarda, kūrybiškumas ir džiaugsmas. Apie visus šitos dalykus buvo kalbėta, bet aš tik tai priminsiu, kad savitvarda tai nėra pakentimas kito žmogaus, kito požiūrio, kito supratimų, sukandus dantis, paraudus, kada nuo adrenalino išsiskiria tiek, kad jis vos susivaldo. Savitvarda tai yra toks žmogaus pasiekimų lygis, kada į kitą žmogų jis jau žiūri, į kitą jos supratimą, suvokimą gyvenimo labai ramiai, labai santūriai, labai atidžiai. Šitą jau daro mūsų kartos žmonės. Ir ypač tie, kurie pabuvojo sveikuolių sąjungoje. Žmogus yra pati aukščiausia išsivystymo pakopa žemėje ir manoma, kad ne tik žemėje, bet toliau ir visatoje. Apie tai jau dabar kuo toliau, to daugiau šnekam. Tai yra kūrybingas būtybė. Tai yra ypatingai. Ir ką bedarytų žmogus, jis daro viską, visada labai kūrybingai. Kūrybingumas yra neatsiejamas nuo džiaugsmo. Mes niekada nieko kūrybiškai nepadarysim, jeigu mes būsim pikti, irzlus, godus, pavydus ir visa. Ir va šitą, ką aš išvardėjau, gal ne viskas žinoma, yra surašyta dekalogė ir mes jau vėl turim tą bendrą ryšį mokslo žmonių ir religijos. Dabar tos 3 pastolius mes kaip galim valdyti ir įgyvendinti per mintis. Ir dabar jau sužinota, kad mintis jau žinoma. Tiesa, turiu pripažinti, kad tai buvo žinoma seniai, tik nuo mūsų buvo slepiama, kad mintis yra materiali, kad ji materializuojasi. Ir vat kada šitokie sambūriai ar kitos sambūriai yra vienminčiai, jie sukuria didelį dalyką visatoje. Ir mes tik tai dar apie tai mums trūksta žinių ir trūksta supratimo. Mano didžiausia nuostaba buvo ta, ir gal ir čia atsiras tokių, kurie nežinojo, kad mes esam taip gerbiami visatos hierarchų, kad niekas nevyksta be mūsų sutikimo. Tada man ir sako, aš prašiau, man nepadarė, aš nesutikau ir viską. Ta mes nepajaučiam, kada mes tą padarom. Mes supykę, ką nors apkeikiam, mes palinkim kam nors blogo, o ta energija kažkur tai kumuliuojasi, kažkur tai eina į vieną
į visumą. Ir mes turim vėliau rezultatus, kurių mes negalim paaiškinti. Iki šiol nei mokslas, niekas nors nepasakė, kas yra netikėtumas, kas yra atsitiktinumas. Dabar jau aiškina, kad tai nėra nei atsitiktinumų, nei netikėtumų, yra tiesiog mums nesuvokti dalykai. Ir kadangi konferencija šiek tiek užsitęsė, aš noriu pasakyti taip, kad vėl toj pačioj Biblijoje, kur aš nepriklausau tai, kaip Ksaveras sakė, tų bebėginėjančių į bažnyčią, tai aš noriu pasakyti, kad yra, tekste visi žino, kad prašyk ir bus duota. Ką tai reiškia? Mano artimas giminaitis, tikriausiai ne mano, o vyro greičiau teisingiau pasakius, sakė, meldėsi, prašė jam tą diabetą pašalinti, išgydyti jo nuo to diabeto, bet jo Dievas neišgirdo ir jis dabar jau kaip ir ne tik į bažnyčią nenori eiti, bet jau ir Dievą tikėti nenori. Mano, kad jo galbūt net ir nėra. Noriu pasakyti, kad santykius su anupasiniu pasauliu, su visata, tai nėra turgaus santykis, kaip mes suprantam. Tu man, aš tau. Ir tas toks prašymas, kad aš meldžiuos, o tu man duok to, ko aš reikalauju, jau net neprašau, o reikalauju, neturi ateities. Kaip tai reikia daryti, yra žinoma, galbūt čia nežinau iš katalikų ar ne iš katalikų religijos, bet yra 3 postulatai pagrindiniai, kuriuos mes turim, gal ir žinom visi, aš tik tai priminsiu, nes aš ir nieko naujo nepasakau. Pirmas postulatas, Dieve, leisk man suprasti, kas nuo manęs nepriklauso. Antras postulatas, Dieve, ar Viešpatie, leisk man suprasti, kas nuo manęs priklauso. Ir trečia, suteik man išminties, galių, žinių, kurios yra pagrindas mūsų vis tik tai gyvenimo, padaryti tai, kad nuo manęs priklauso, kad aš galėčiau eiti tavo nurodytų kelių, be klaidų, be ligų, be kančių ir be visko. Ir kai sveikuoliai, žinoma, dalinai suprato šitą. Dabar jau kuo toliau, tuo giliau suprantam. Matot, kokių, skaitykim, kaip ir stebuklų įvyko šitam gyvenime. Ksaveras šiandien nepasakojo, visi žino jos istoriją, kiti papasakojo, kad ir pati ta Janina. Ir mes puikiai matom, kad žmogaus galimybės yra tokios didelės, jam tiek yra duota, kad medicina, kuri šitok jau pažengė, šitokia galinga, gali dėja tik tai 10%, kaip aš sakau, padangių medicina, o žemiškoji medicina yra pači savo žmoguje. Ir paskutinis sakinys, kurį noriu priminti, gal ir ne visi žino, tai yra tai, kad ką mes bedarytume, kaip mes bebandytume gydytis, ar žemės pateiktais vaistais, ta prasme, augaliniais, gyvuliniais, ar cheminiais vaistais, pabaiga yra viena ir ta pati. Cheminis vaistas, kuriuo mes labai tikim, kuris daro kartais trumpalaikius stebuklus, cheminis vaistas negydo. Jis priverčia organizmą elgtis kitaip. O tai reiškia, kad jis sukelia šoką, šokas duoda pašalinių daug reiškinių ir visas šitas pasiekmes turi veikti kas? Tas pats organizmas. Ir kada sveikuoliai pradėjo kalbėti apie tai, kad organizmas turi didelius rezervus, žinoma, daugelis išsilavinusių žmonių iš mūsų gerokai pasišaipė. Bet tai irgi mums išėjo naudą ir mes jiems už tai dėkingi. Ačiū už išklausimą.